dieną visi sodybos kanalo žiūrovai. Mes esame ne sodybai šį kartą. Ir kiek yra laipsnių irgi nesakysiu, nes mes esame viduj. Štai čia yra aktų salė. Ir toje aktų salėje mes gavome grindų. Vakar va tiek vat grindų išpakavom. Ir šiandieną laukia dar išpakuoti visas šitas plotas. Bendroji sumoji 200 kažkur su virš kvadratų. Ir turime va dar vieną youtuberį. Labą dieną. Labą dieną. Jisai reklamuoja mūsų kanalą, tai mes jam duosim pasireikšti ir ant savo kanalo. Tai greitų metų galėsit pamatyti šitą seriją. Irgi Nuotykiai šaukia vadinasi kanalas. Tai kaip mes su šeimyna persikeliam iš Vilniaus gyventi į kaimą. Ir ten kuičiamės po truputį, įsirenginėjam savo rankom. Tai jau greitai bus ir serija iš mano pusės. Ja, nuotykiai iš jo pusės. O iš mano pusės smėlio dėžė. Bet irgi ten yra nuotykiai smėlio dėžė, kaip ir pas jį. Ir pas jį yra smėlio dėžė, kaip ir pas mane. A ne? Nu. Ja, pas jį biški didesnė. Pas mane 0,7 hektaro, o pas tave 1,7, ne? Hektarų didesnė. Biški didesnė. Ja, pas mane 6, papildomi darbuotojai pas jį 4. Ne, 5 jau toj. Toj 5. Ja, taigi mes turim panašias smėlio dėžės. Tai va, šiandieną mes čia darbuojamės. Vakar išvežiau sodybą, gaila, kad nefilmavau. Ten nuotykių buvo, daug sniego, daug klimpimo, bet traktorius visada padeda. Tai ką mes čia darome, susipjaustėm į tokius gabalus. Ten galim matyti, kokie tie gabalai gaunasi. Ir čia bus ūkiniam pastatui grindis. Va, iš tokių gabaliukų. Va. Čia yra 90 ant 1,30 m. Ir 90 todėl, kad metame per šitą langą, kuris šitaip yra 90 ir taip 90. Todėl didesnių pjauti nesinori. Ir viso, ir priekaba, ir sodyba važiuoja. O Povilas, jisai atskirom lentom renkasi ir ilgesniem, nes jisai darys terasą. Tai va, turime 2 skirtingus darimo būdus. O sodybai dabar yra 0. Bet šalta, tai belia kaip reiktų savo, nes tirpstas sniegas, daug drėgmės yra. Tai va, mes dabar tik atvažiuojam lentų išsikrauti. Va, davažiavam iki čia. Su Tomu kraunam. Dabar darome, vakar vienas reisas buvo, dabar antras iki čia vat. Biškį nusikruojam. Ir va čia vat kraunam. Čia bus užimta, va tai va. Kiek tik tai reikės. Tas skiltis grindims. O vakar tai šį čia mes negalėjom pravažiuoti. Va, ekskavatorius šį čia dabar stovi, nes jisai valė, stumdė va čia va sniegą. Čia mūsų tiesis tas naujas įvažiavimas, naujas kelias. Ir buvo labai daug sniego. Įsibėgėjus, tai galėjau važiuoti, bet jei sustoju ir kukuju. Nu, tai buvom viską pajungę. Ekskavatorius valė šį čia. Traktorius traukė mane laukan iš pusnų. Nes aš bandžiau davažiuoti iki galo, tada atbulom tenai priekabą, tada čia tiesiai ir tada su priekaba tenai. Bet atbulom priekabą ten pastumi ir viso, ir nebepavažiuoji. Tai va čia buvo įklimpę ratas. Tai mane traukė laukans. 2 kartus reikėjo tempti mane. Iš tenai nebeišvažiavau, reikėjo tempti. Buvo linksma. Ir vakar, nors buvo tamsu ir kokie ten 6 valandos vakaro, bet nebuvo taip šalta kaip šiandien. Šiandien belia kaip šalta. Vakar buvo gal kokie -2, šiandien 0, bet ta drėgmė žudo. Gerai, važiuoju atgal, krautis kitą reisą. Povilas sakė, kad jeigu kebabo nėra rimtam objekte, tai nelegali veikla vyksta. Tai aš galvoju, jeigu YouTube'ai nepamatys kebabo, tai kokia žmogaus teisių pažeidimo inspekcija gali atvažiuoti.
Tai va, mes turime Tomą su kebabu, mane. Ir turime Povilą. Viskas legalu pas mus yra. Apmokėta, kitaip sakant. Ir mokesčius moka kebabinė. Jeigu ką. Nu, va, kebabinė šventė baigėsi, dabar kokie reikalai čia vyksta. Štai kokie reikalai. Skerdynės buvo rimtos. Liko palaikai. Ir mes dabar, ką čia turime, tenai, bet Povilo dalis yra. Panašiai. O šį visą tą mes pasiemam, mums reikia dar biškį dasipjauti ir sumesti per langą ir pasikrauti. Ir viso, ir bus baigta su visu to reikalu. Mes su Tomu čia esam 10 vakaro. Štai kokie turime krūvelę atsivežę. Čia biškį nukruojam, dar buvo šone. Nu ir jau šalta čia. Biškį gal... Biškį laipsnių padaugėjo, tirpsta viskas, slidu belia kaip. Tai va, žadam čia persikrauti ir tikimės 11 būti namuose, nors abejoju. Ir turime 22 valandas, 22 minutės ir 22 sekundės. Dar vienas projektas. Štai, čia yra mūsų naujo ūkinio pastato, tiksliau šito pastato antros dalies grindis. Antro aukšto grindis. Ir jos maždaug už metų laiko turėtų gulėti jau ištiestos antram aukšte. Tai va, tokia istorija. Tiek nusilūpam patys, kitko neleido. Tai kitką, jeigu lups ir mes per langą, kaip mes metėm, mes susirinksim ir sudėsim va čia, va. Tai va, tokios naujienos. Ačiū už dėmesį. Susitiksime kitose nuotykiuose. Atia. Va, koks atia. Čia vadinasi subscribing. Kas ir su taim? Dėk laikus. Laikus ant laikus. Ane? Va, mūsų Tomas didvyris iki galo irgi išsvėrė. Super.